Sveiki. Labą dieną visiems. Ketvirtadienis ir mano sumąstyta idėja, kad aš turiu skleisti žinią apie savo nuostabius komandos narius kuo plačiau. Nes visi žmonės, kurie yra mano komanda ir dirba kartu su manimi, yra verti didžiausių padėkos žodžių, na ir žinoma, didesnio vis ir didesnio žinomumo. Tokia idėja šovė man besimokant kursuose, kur mokausi, kaip reikia būti tikrų lyderių, tikrų vadovų, kaip reikia išsikelti tikslus ir taip toliau. Bet šiandieną ne apie tai. Šiandieną apie tai, kad mano komandoje yra virš 50 narių. Žinoma, ne visi nariai yra labai aktyvūs, ar ne, yra daug narių, kurie naudoja produktus savo šeimai, ar ne, ir stipriai nenori niekur viešintis, bet viskas tvarkoj, viskas yra gerai, nes šioje kompanijoje jūs galite leisti savo įsigyti nuostabius produktus, grožio sveikatinimo produktus su ženkliai žemesnė kaina, ar ne, jeigu jūs esate šios kompanijos narys. Tai va, bet taip pat mano kompanijoje yra ir žmonės, mano partneriai, kurie turi tikslų tam tikrų, ar ne, ir kurie galbūt pradėjo čia dirbti, nes nori papildomų pajamų, o kai kurie pradėjo dirbti tam, kad nebereiktų iš po vaiko auginimo atostogų grįžti atgal į savo buvusį darbą. Taip, jie turi 2 metus, kad galėtų čia gerokai įsiskverbti, ar ne, pradėti eiti tikslingai link savo tikslo ir pasiekti. Ir aš sugalvojau, kad kaip mūsų komandos vadovas, ar ne, kaip žmogus, kaip sponsorius, kuris jiems pagelbėja, aš sugalvojau, kad turėčiau supažindinti jūs, kokie faini ir puikūs žmonės dirba mano komandoje ir kartu su manimi. Tai taip būtų labai trumpai apie šią ketvirtadienio rubriką. Ketvirtadieniais tikrai dalinsimės, šnekėsim apie grožio ir sveikatinimo produktus, būtent apie tuos produktus, kurie yra mūsų Tende kompanijoje, ar ne. Taip pat mes kalbėsime su partneriais, jūs išgirsite jų trumpas, gražias, mielas istorijas, kaip jie čia atėjo, ar ne, kada jie susipažino su Tende kompanija, kas ten jiems labai patiko, ar ne, na, tiesiog va tokie gyvi ir faini įspūdžiai, kiekvieną ketvirtadienį jums padėti ant lėkštutės. Na ir žinoma, jeigu taip jau kartais atsitiktų, kad jūs beklausydami šių puikių istorijų, kartais juokingų, kartais rimtų, kartais gal net graudžių truputėlį, ar ne, jeigu taip atsitiktų, kad besiklausant tų tokių istorijų jums šaus tokia mintis į galvą, kad visai noriu pabandyti, ar ne, dirbu, viskas tvarkoja, darbas yra, bet tos papildomos pajamos, kaip mano sesuo sako, kad ir 50 eurų, bet jis yra į piniginę, o ne iš piniginės, ar ne. Tai va, jeigu ir jūs kartais užsimanysite pabandyti ir padirbėti su manimi, tai aš, pavyzdžiui, pas mane komandoje irgi yra žmonės, bet kaip ir sakiau, tie žmonės, kurie perka savo artimiesiems, ar ne, ir taip toliau, naudoja puikius produktus, ir yra tikrai dalis žmonių, kurie dirba, kad gautų papildomas pajamas, ir dar viena grupė yra žmonių, kurie dirba tam, kad nebereikėtų grįžti į buvusį darbą, arba dirba taip, kad išeitų iš dabartinio esančio darbo, ne, nes aš negaliu atskleisti visų peripetijų, bet greičiausiai jiems ten labai nepatinka, ar ne? Nes jeigu darbas patiks, tai viskas valio, tu gali viską suderinti, ar ne? Nes kaip vienas milijonierius yra pasakęs, kad turtingas žmogus, jisai niekada neapsiribos tik tai vienu darbu ir vienu pajamų šaltiniu. Kad turtingi žmonės, ar ne, jie visuomet sugalvos kelis pajamų šaltinius. Na, nedaug dievė atsitiks kažkas, ar ne, vienas dingsta, kitas pradingsta, bet lieka dar ir atsarginiai variantai. Tai va, tai tikrai, jeigu jums sukuždės ta mintis, kad jūs norėtumėt 2 arba 3 pajamų šaltinio ir visai būtų neblogai padirbėti su Tende kompanija ir su manim. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad asmeniniai pokalbiai, individualios konsultacijos, ar ne, kartu tikslų iškelimas, kartu ėjimas link to tikslo ir taip toliau, motyvacija, pagalba, na ir viskas, kas į tą krepšelį sueina.
tai jūs galite drąsiai man parašyti žinutę arba tiesiog pakomentuoti po šių laivų, kad jums būtų įdomu, tuomet aš su jumis susisieksiu. Na, o šiandieną mes buvome sutarusios pradėti šį mano užmanymą, tai su viena jauna nuostabia mamytė, su Sandra, kuri šiuo metu gyvena Anglijoje ir augina 2 mažas mergytės, bet daugiau nieko nesakau, nes jinai pati apie save papasakos. Aha, mano žadintuvas, kad aš tikrai gerai dirbčiau. Bet įvyko taip, kaip įvyksta su mažais vaikučiais, ar ne? Vat apsirgo, susirgo ir šiandieną pati Sandra irgi atgulė į tokį ligos patalėlį, bet jau kai išsikapstys iš to savo ligos lovos, jinai tikrai pasidalins su jumis savo istoriją, kaip jinai. Nes tai yra žmogus, kuris pastebėjo mane. Nieko negaliu pasakoti, nes jinai viską turi pati papasakoti. Tai va, su šia faina moterim, jauna mama, mes nepamėginsime, bet kitą ketvirtadienį tikrai žinau, kad bus mergaitės pasveikusios ir Sandra pati jausis labai gerai ir galės su jumis pasidalinti savo gyvenimo maža dalimi, savo pažintimi su Tende, savo atradimais, savo įspūdžiais ar ne, ir netgi galbūt galės pasidalinti su jumis tai, ką jinai jau yra pasiekusi. O pasiekusi yra nemažai, bet apie tai aš negaliu pasakoti. Tai va, tai tokia, nežinau, kaip ir sakiau, ar ne, čia tikrai lauks jūsų, mūsų pasidalintos istorijos, mūsų įspūdžiai, ar ne, mūsų kažkokie tai atradimai, na ir žinoma, geros emocijos. Jeigu jūs turėsite klausimų, jeigu jūs norėsite padiskutuoti vieną ar kitą temą su manim ar su mano komandos nare, su mano pašnekovė, tai mes visuomet lauksime jūsų užklausimų. Kadangi dalinuosi per programėlę StreamYard, tai jeigu jūs matysite mane per Facebooką ar ne, tai galėsite tiesiai rašyti komentarus, klausti, į kuriuos mes tiesiogiai čia ir dabar galėsime atsakyti. Tai tokia laukia rubrika ketvirtadieniais su mano komandos nariais. Tiesa, dar turiu tokią idėją, kad būtų labai fainai kalbinti ir kitų sričių atstovus, ar ne, kitus darbus dirbančius, bet tokius, kurie, tikrai suteiktų vertę ir norą gyventi gražiai. Tai va, o dabar visai nesenai jūs girdėjote mano žadintuvą, kuris čia mane sučirškė ir mane pažadino, ar ne, tai taip, aš taip kontroliuoju savo laiką ir kas pusę valandos tiesiog stebiu, ką aš darau. Neįsivaizduoju, žinokit, kaip tai suaktyvina tavo darbo dieną ir vien jau tas stebėjimas, ką tu darai ir užsirašymas, jau įpareigoja dirbti kitaip. Bet apie tai galbūt kitame mano pasirodyme, nes šiandieną aš turiu skirti tik tai mano naujai rubrikai. Tai lauksiu jūsų kiekvieną ketvirtadienį 1 valandą. Jeigu kartais taip atsitiktų, kad mano sutartas žmogus susirgtų ir nebūtų kaip čia pasikeisti ar kažkas, ar ne, tai aš pasistengsiu pakalbėti viena. O ir būtų faina, aišku, kad tų klausimų man pasibertų. Nes aš tada žinočiau, kad esu ne viena ir kalbu su jumis. Nors matau čia ir akyčių, ir širdučių, bet klausimai yra visuomet klausimus įdomu gauti. Ir tai yra iššūkis, atsakysi, neatsakysi, ką sugalvosi. Tai va, tai dar kartelį pasikartoju, jeigu kartais kiltų idėja ar noras užsidirbti papildomų pajamų, o galbūt susikurti savo darbo vietą eigoje, ar ne, kaip pat irgi labai protinga moteris, kuri užima tikrai labai geras pareigas ir irgi yra pradėjusi dirbti tinkliniai rinkodarai, nes vien dėl to, kad nebūtų iš vienos pusės gaunamos pajamos, tam, kad save apsidraustų, ar ne? Ir kai tai žmonės ima suprasti ir pradeda ieškoti papildomų pajamų, kartais tos papildomas pajamos perauga ir į tas tikrasis pajamas, ar ne? Tai va, tai su ta gražia gaida linkiu jums labai gražios ir nuostabios dienos ir laukiu jūsų ketvirtadieniais 1 valandą. Ate, ačiū tiems, kas buvote kartu.